Automobilio antikorozinis padengimas susideda iš kelių etapų. Pirmas iš jų yra plovimas. Automobilis yra kruopščiai nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove. Plaunama yra ne tik kėbulo išorės dalis, bet ir vidinės ertmės, tokios kaip posparniai, vadinamosios arkos. Būtent šiose vietose pastoviai kaupiasi purvas. Taipogi yra išardomos automobilio dugno apsauginės dalys, kad būtų galima tinkamai išplauti automobilio apačią. Automobilio dugno plovimo paslauga Lietuvoje vis dar išlieka naujiena, nors tai vienas iš svarbiausių dalykų, norint turėti ilgai tarnaujantį automobilį. Dugnas tai ta vieta, kuri labiausiai kenčia įvairių metų laiku. Šiltuoju sezono metu automobilis pasidengia purvu, dulkėmis ir eksploataciniais skysčiais. Vasarą dažnai vyksta kelio remonto darbai, todėl transporto priemonė papildomai užsiteršia bitumu, derva, smala ir kitomis medžiagomis. Žiemos metu automobilis važinėja keliais, kurie yra barstomi natrio chlorido druska. Tyrimai rodo, kad tokiomis sąlygomis važinėjančio automobilio eksploatacijos laikas sumažėjo 3x, o kur dar drėgnas klimatas ir temperatūrų svyravimas. Rezultatą jūs ir taip puikiai žinote. Savaime suprantama, kad vanduo nenuplauna visų susikaupusių nešvarumų nuo automobilio, todėl Crown tuo tikslu naudoja purvo tirpiklius ir druskų šalinimo priemonę Salt Eliminator, kuri efektyviai šalina druskas nuo metalo ir kitų paviršių. Apipurkštas automobilis yra paliekamas 10 minučių cheminiai reakcijai, kurios metu yra tirpdomos ir pašalinamos druskos. Po to automobilis dar kartą išplaunamas švariu vandeniu ir po šio etapo jis yra pilnai paruoštas Crown antikoroziniams darbams.